Jau, taigi darau savo antrą video blogą ir sveiki. Taigi, ką pakėliau per vieną dieną, tai va, kaip matote, vėl 17 kaivelų, varomi varoką, nes aš varodstėlę turiu vieną. Ir ką pakėliau? Pakėliau firemakingą 18 levelį varods per 2 valandas su botu. Greitai kažkaip labai skilo. Paskui dar pakėliau 3 levelius. Dar paskui pakėliau 3 levelius footingo. Ir jo dar va runa craftingo vieną levelį, tenai fishingo kelis ir viskas. Ir jo dabar, ką dabar čia pakalbėti, jo negavau intro jokio, tai ir šis video bus be intro, Ir jo, ką šitam video noriu pasakyti, va, norėčiau paklausti, ką man dabar geriau maksint, cookingą, ne cookingą, fishingą ar VC va fishingą, nes aš labai norėčiau gal netgi ir fishingą pasikelt, va mato 300k, čia vienos nakties darbas, nes draugas turi botą, VPS, pasipalikau ant VPS ir kaip čia man niekas jų nenuperka, vėl vaterių, kaip taip gali būti. Taigi jau dabar kol nupirks, aš nežinau kiek priks, dažniausiai iškart nupirkdo. Ir jo, man reikia biškai prisipirkti lavrūnų, bet tai užkaltų čia. Tiek to. Taigi ir jo, pas mane neveikia RS botas, nes pas mane su Java kažkas yra, kažkoks bugas. Ir šiaip labai būčiau dėkingas, gal netgi ir pamokėčiau kažkiek, jeigu padėtumėt man su tom Javom visom ir ten, Javom ir susitvarkyti ir neskaipa. Nors kam aš čia bėgu, jeigu aš tiesiog galiu taip nusteleportuoti į Lombridžą. Ir va, dar norėčiau paklausti, dėl ko man... Oi, va. Čia man čia... Nežinau kodėl, bet man va nerodo, kur teleportintis, anksčiau rodydavo. Ir visą laiką teleportindavo į Lombridžą, bet tai rodė kur locked, kur ne-unlocked, o su MemBCC man irgi tokia pat, ne tokia pat, tenai viskas normaliai. Bet nežinau, čia gal membo reikia ar kaip, nors šiaip anksčiau tai man tik tai rodė, kad locked ir viskas. Tai jo, dabar jaučiu, eisiu pakelsiu fishingą. O fishingą nežinau ankelt, nes ant Epic boto nėra skripto, su katruo galėčiau sardinės, tai jaučiu teks pačiam iki 20 kalto, nuo 20 varysiu ant rautų ir salamonų. Ir bandysiu padaryti tokį money makingą, dirbsiu visą dieną kalsiu. Ir jo, atkalęs visą dieną. Ir to gal netgi padarysiu video. Ir jo, dabar ant botinimo eina 2 accountai, nes, vieną nerodysiu. Nes tai nėra jums svarbu ir... tik tiek va. Ką dar aš čia norėjau pasakyti, kaip ir nieko berods, turbūt. Jo, biškį pabaitinsim, reikia sardinių, kaip kad sardinės, 7 XP reikia fishingo. Jo, ir kaip mums greit pasikelt reiktų, pagalvoti.
Taigi, nupirko mano visus vėl vaterius. Taigi aš dabar turiu 200 tai iš viso turime 500 000. Tai yra labai gera pradžia. Netgi galiu savo paplauti. Ir jo. Dar sužinojau, kad ant Epic boto vakar suradau Flaxerį, pajungiau ir jisai veikia tik valandą, bet tai dabar žinokit žmonės galiu pasakyti, jeigu turit normalų gerą Flaxerį, žinokit jums žiauriai nuskyla. Ir nes dabar per valandą surenka 2K flaksų ir uždirba 100K, tai dabar flaksai žiauriai pabrango. Visi pulkit, bėkit, muškitės, tam daužykitės, nežinau ką darykitės. Ir sakau, gerą varkium bus užsidirbti pinigų. Aš irgi biškį bandžiau, bet tai tam po valandą darau, tai... fuck net. Opa. Sardinę kažkaip patraukiau. Ai, šrims. Gerai, keliamas daugiau, nes dar tik tai 7. Na tai jo. Nu ką čia jums dabar pasakyti, jaučiu teks atsisveikinti. Ir ką, pasakysiu jums ate, ačiū kad žiūrėjot. Ir jo. Aš smylę, ate.